Apskritai verslo didelė problema šiandien yra labai greito rezultato siekimas. Ir čia, mano galva, reikėtų atsiriboti šiek tiek nuo spalvų, nuo dizaino ir sugrįžti prie verslo esmės ir ištakų. Labai svarbu yra subalansuoti tai, kas augina brandą ilgalaikę prasme ir tai, kas atneš greitus rezultatus. Metos, Google'ai, AI, visokie naujienlaiškės. Bilekas, labai daug įvairių dalykų, į kuriuos tos pinigus gali padėti. Reikia pasirinkti, ką daryti ir ko nedaryti. Ko nedaryti pasirinkti yra daug svarbiau. Nuolat kintančiuose iššūkiuose priimti teisingus sprendimus, nuspręsti teisingą kryptį, na ir pasirinkti gerą trajektoriją tiek rinkodaros strategijai, tiek lygiai taip pat ir verslo strategijai. Ir geriausia tą kelią sutrumpinti, kalbantis ir bendraujant su profesionalais, kurie nuėjo jau tą kelią ir gali labai greitai su gerais įdomiais pavyzdžiais iš pasaulinių rinkų pasidalinti tuo. Baigę šį kursą ir padarę labai daug praktinių užduočių, jūs galėsit labai aiškiai ir pragmatiškai įsivertinti, ką jūs turite padaryti, kad šita situacija išsispręstų ir jūs gautumėte norimą rezultatą.